Nu ką, kaip ir planuota. Baidarė atsisėdo ant dugno. Ir viskas. Nusieta mašalai žiūriu. Mašaliukai. Musytės. Jo. Tai čia viskas gerai, kaip ir susikrausiu ir įsitrauksiu šią. Pradžiai dar naktį girdėjau mušo tą baidarę. Tai nes gavosi, kad dar bangos ėjo tiesiai baidarę, o jinai jau nebejudėjo. Bet paskui dar pakrito vanduo ir viskas. Ir taip susmigo. Nu gut. Gerai visai išmiegojau. Oi. Reiks irkluot. Vėjukas toksai. Kol kas dar pusė velnio. Bet paskui suksis turbūt. Kiaušinis taip ir guli. Nuo vakar. Čia turbūt jis jau senai guli. Nuplautas ir išmestas. Gal įsikept? Bet jau gali būti ir embrionas, tai nekoks vaizdelis bus, jeigu praskelsiu. Tai pasuosiu. Tiek to. Suvalgysiu avižą savo. Bus gerai. Atrodo, vanduo kyla. Va čia tai taip įdomiai atrodo, krypi. Šitie visi kalmai buvo nupjauti prieš užliejant užtvankai, bet matomai biškį per aukštai pjovė, nes visi kalmai išlindę iš vandens. Tai jo, čia pavojinga kateristams, gali užsirauti. Ypatingai, kai vandens lygis kyla ir realiai taip pat sutampa su kelmo viršūne.
Nu gal pagausi kokį basą. Būtų fainai. Na ir šiandien šnekėjau su servisu, su Andrium. Tai pavyko sutaisyti telefoną. Mano 15 Pro. Tai pasirodo buvo krovimų čipai, man atrodo, yra 3 ar 4. Tai pirmasis čipas buvo nusprogęs. Tai jį perlitavo, pakeitė ir viskas. Telefonas vėl kraunasi, vėl veikia, visi duomenys yra ir panašiai. Rado tik tais biškį krovimo lizde truputį korozijos, tai nežinau, sako, šiaip pačiam viduje telefone tai jokios korozijos nebuvo, jokio vandens požymio. Tai gali būt, kad jeigu aš kroviau laidu, kai dar buvo kažkiek drėgmės, gal kažkas susikliūčino ir vat grinai tam čipui nepatiko, nes sakė, šitie 15-16 yra jautresni ir kažkas vat supuliavo ir nebeleido daugiau krautis. Bet dabar tas pakeista, kaip ir viskas gerai. O mano 17 Pro dabar kaip tik atkeliauja į esantį miestelį, kurį pasieksiu už 3 dienų, tikėtina. Tai tada vat galėsiu iš iCloudo viską susipūsti ir viskas kaip ir gerai. Bus kaip ir tai smagu. Po gerą mėnesio laiko. Nes man Liepos 1 dienom čia tas atsitikimas vyko, kad nustojo krautis telefonas. Tai va, o dabar turim rugpjūčio 7. Geras mėnesis. Šiaip prieš 2 dienas buvo kaip 2 mėnesius jau esu upėje. Tai stažas kyla. Įdomiai čia atrodo. Kelmų miškas, literaliai. Prieš akį. Kelmų miškas. Pilnas laukas. Ir dabar vanduo dar pasėdęs, tai dabar pakėlus vakare. Ir pusė jų net nesimatys. Tokia jo. Kas su kateriu plaukia, aišku, čia dažnai tai žino šitas vietas. Bet naujokas tai gali labai čia papult ant kokio kelmelio. Musės puola, reikėjo rengtis, nes neįmanoma. Tai su rūbais tai jos nelimpa. Jos visos savo ramiai sėdė ant baidarės galo, savo tupinėja. Ir aš tik nustoju irkluoti, tada ant manęs. Zarazas. Nu ką, Marius.
bet to gėliuko kvapas, taip pauošius, tai grinai mėšlinio slieko kvapas. Nu, kažkokio slieko, naktinio mėšlinio toksai miksas, kuris vat ir pritraukė basus, starkius. Persidėjau mepsiuką, nes neaišku, koks šiandien gylis, drumzlinas vanduo, tai kad nekabintų tų kelmų ir žolių, gal biškį saugiau negu wobleris. Na, čia irgi kelmuolėje visa. Jo, dar taip nematė stipriai. Viso, daug. Tikrai nemažai. Pompuoja vandenuką iš Misūrio, siurbia kaip reikiant. Nu, už pusvalandžio būtų faina surast, kur sustot. Kol kas čia nesimato tinkamų vietų. Čia kažkokia įlankėlė. Gal ir nieko čia įlyst. Nes toliau visur šlaitai. Reik pasižiūrėti. O ir laiptukai yra. Nu, medienos tai pilna ant kranto. Kuriant yra ką. Pagal mapsus tai čia kažkokia įlankėlė. Ten pabaiga. Nu jo, tokio plačių upėj realiai niekad nebuvau Misūry. Bet čia tokia pelkė visur, ne kažką. Ne kažką čia.
Kita siurbykla. Gal čia nieko. Bet vis tiek ant smėlio žvyro reikės statyti. Pievos tai nėra. Nes vanduo čia kaip ir yra aukščiausias, jis jau nebekils, tik tai skris. Jaučiu bandau, nes ten toliau tai matau. Tas pats per tą patį. Nu. $34,7 per 9 valandas. Nereiks bandyti čionais. Biškį gal pastumdyti tos šakaliukus ir ant to žvyro pastatyti palatkę. Kitų šansų tai nelabai čia matau. Bet žinokit, bičiuliai, aš manau, kad turiu šansą užkurti rekordinį laužą. Pasižiūrėkit, kiek medienos visur prinešta. Galiu viską užkurt. Čia vat pakrantėj. Manau, reikia šito užsimti. Tik pradžiai palapinę. Rytoj bus biškiau nepalankus toksai vėjas, tai norėjau šiandien daugiau pairkluot. Dabar visiškai nurimo. O rytoj sukasi vėjukas. Srovės jau nėra. Tai prieš vėją kaposiu. Tam pasiruošę.
tiek medienos aš namą pastatyčiau. Dar ne viskas. Pradžiai užteks. Na štai mano šedevras iš visų rakursų. Aukštokas. Čia palikau tarpelį, per vidurį kelmas. Reikės čia įkišti kažką smulkaus, kad užsikurtų. Na ir tikėtis, kad visas užsikurs. Na aišku, paskui tai bus čia griuvimas. Tikėtina. Bus bum bum bum. Bet medienos čia sočiai. Tai tvarkingai. Tvarkingas laužas už joninių skolą. Aišku, per joninę skūriau, bet čia bus laužas. Ir tuo pačiu telefoną sutaisė. Tai 2 progos. Gerai, einu bandyti kažkas sauso tenais pakurt. Nu, po biškį prasideda. Žiūrėsim, kiek čia užtruks, kol visas užsikurs, nes vis tiek nemažai rastų ir šlapių. Bet startas neblogas. Wow. Žiūrėsim, kaip čia užkabins kitus. Nu, čia degs iki ryto. Manau, kad iki ryto. Nu, ta prasme, ryte dar tikrai bus karštų žarijų. Gal kažkas šerdą pasiruošė? Nes šernų užtek žarijų. Nu, po biškį pagauna.
Yeah, baby! Woo! Jau per pavojingą vaikščioti, jo, jis kažkada grius. What's your profession? I'm romantic. Romantiškas lauželis. Wow! Ne, nu jeigu būtų šalia kažkokie sausi laukai, tai to, kad tikrai nekurčiau, bet kai smėliukas, vanduo ar daugiau nėra, kam čia užsidegti, kaip ir saugu. Wow! Biškį lysiu vandenį. Negaliu praeiti tenais per karštą. Ai, nu savo. Kai čia užkūrenau. A, vienas nukrito. Nu, rimtas čia. Palapinė špygutė atrodo lygdant su laužu. Va, turėtų dar vienas kitas kristi. Nu, negalėjau praleisti progos tiek medienos ant kranto, tai turėjau viską surinkti ir tai čia kai kurių net kėliau. Būtų draugelių, tai čia būtume 3x didesnis sukrovę. Tuoj kris, matau. Bet kurie stovės, tai ilgai degs, manau. Nes jis turi drėgmės. Dabar tapo plačiu laužu. Nu gerai. Šilta. Nu va, dar po poros valandų. Dar velniškai karšta. Kaip pragarė. Dūmai į vandenį. Gera kryptis vėjo. O aš savo karališką vakarienę kepuosi. Ten man per karštą prieiti, tai čia nais. O, skanumėlis. Kažkas rekomendavo tokį iešmiuką nusipirkti. Radau parduotuvėlėj, pasiėmiau. Visai gerai. Prailgintojas. Šiandien ne angliavandeniai, o baltymai vakarieniai. Turiu visą paką. Na, aišku, gal visą nesuvalgysiu. Fainas vakarėlis, fainas laužas. Smagu. Karšta. Nu gerai, aš dar pavakarosiu. Jūs irgi pavakarokit. Ačiū, kurie prenumeruoja. Ir sutiksime rytoj. Gal rytoj net užtvanką pasieksiu, nežinau. Matysiu, kaip seksis su vėju. Ir, nu, jei ne rytoj, tai tada poryt. Tai žodžiu, iki rytojos, bičiuliai. Čiau, bambino.